Sveiki visi. Norėčiau Jums pristatyti savo lapkričio pabaigos pirkinukų antrą dalį, tačiau jie atėjo man vėliau nei tikėjausi. Keli iš tų rinkinių yra, kaip sakau, auksiniai. Auksiniai vien dėl to, kad pakliuvom truputėlį mes muitinę. Nelabai didelę sumą sumokėjom, tačiau kol mes juos gavom, truputėlį prisinervavom. Taigi, rinkiniai yra Lucas ir Dimensions. Turbūt tai jau mano paskutiniai pirkiniai susijęs su siuvinėjimu iš vis. Turiu labai daug autorinių schemų, tai tikrai nenoriu daugiau prisikrauti, nes į stalčius nebetelpa. Nebent kokią senieną užtikčiau. Dar yra rinkinių, kurie ateina. Tie rinkiniai paprastai bus parodyti tik tai su keliais procesais, progresais ar pabaigtukais. Taigi pradėsim nuo paprastų Dimensions. Tai būtų tokia štai harmonija. Vilkų rinkinių kaip ir neturiu. Šis nepatinka man tie veidai vilkų ir visa kita. Šis toks per daug veidų akių ten ir nesimato, niekas ten nieko nestebi, toks prieš mėnulį kaukiantys. Nežinau, man šis rinkinys labiau patiko nei ten kiti žieminiai. Ir tikiuosi greitų laikų jį išsiuvinėti. Bet tai yra ant 14 saidos, tamsiai mėlynos, navy blue. Pats dizainas yra 25-35 cm. Labai daug pusinių, aišku, čia spalvų irgi kiekis nėra labai didelis. Pats dizainas yra ne pats seniausias, 11 metų. Bet ir pažiūrėkime siūliukai, standartinė, tokia yra rudų, siūlų daug, komplektacija 15 metų, paprastas Dimensionas, taip, štai toks, visi sako, reikia 2 vilkus siuvinėti. Aš kažkodėl užsimaniau 3. Siuvinėsiu 3. Sekantis žieminis. Štai toks. Maži kardinaliukai. Jie mane veža. Toks tai grožis. Siuvinėjimas ant 14 baltos aidos, tačiau jis bus keičiamas man į 32 Eva, kadangi čia ne viskas susisiuvinėja, man štai durys neužsisiuvinėja. Man nepatinka, kai šviečiasi, ypač raudona, kai šviečiasi, labai negražu. Ir čia juoda, štai viskas irgi šviečiasi. Tai bus keičiama medžiaga siuvinėsiu ant 32 Evo arba lino. Dizainas nėra senas, 2008 metų, kinų rinkimo. Štai tokios spalvos gražus. Nėra labai ryškus, kelios raudonos tik tai ryškios, tačiau pats paveikslėlis atrodo gan įspūdingai. Neseniai buvo Instagrame papaustinta Cross-Stitch-Land, man atrodo. Neseniai buvo pagamintas toks rusaičių. Labai gražus. Pats dizainas yra 30-36 cm. Siuvinėtas atrodo štai taip. Taip. Man vis tiek šviečiasi. Keisim. Paprasti Dimensions gan retokai man sutinkami ant 18. Kad būtų 16 galbūt. Štai 14 aida tokia. Greičiausiai bus siuvinėjama viskas 2 Sekantis visiems žinomas
rožės ant baltos kėdės, nors dabar ta kėdė man balta nepanaši, tokia jau padėvėta. Vat, nuo kibiro praktiškai nesiskiria. Na, štai tokios rožės. Visada galvojau, kad iš tikrųjų čia yra dažyta medžiaga ir galvojau, kad iš tikrųjų yra ta kėdė piešta. Bet, na, aišku, kai susipažinau su Dimensions, jau mačiau, kad tai yra siuvinėjama, tačiau visą laiką atmesdavau tokį rinkinuką ir tokį paveikslėlį, kaip ta kėdė lyg ir piešta būdavo. Va, tuo man, nežinau, jis iki paskutinės minutės iš tikrųjų laukiau, kada jį užsakyti. Ir na taip, visas siuvinėjimas, plotas yra čia nesiunėjama, čia kraštai tik tai to fono pusinu. Bet dizainas 36-28 cm, su gėlėm, čia aišku bus ką veikti. Taip, 14 beige Aida, išsiuvinėtas atrodo taip. Štai. Toks tai. Ir spalvynas. Štai toks. Šiltos spalvos, labai ryškių ir nėra. Toks visas stilinis praktiškai. Na, klasika. 2006 metų, praktiškai 10 metų dizainas. Žinant tendencijas Dimensions, kad neišimtų netyčia iš gamybos. Kramtukas. Patas kramtukas, Chewy Toy ir bus tokie šuniukai, labradoriukai. Mat, 14 aišku Aida, Ivory, White Ivory, šiesiai, štoks. Pats dizainas 35-27. Mano dama mėgsta visus gyvūnus iš tikrųjų, tai vat, šitas spalvynas toks. Jei bus į kambarys. Na, irgi matosi, kad truputėlį šviečiasi, greičiausiai viskas 2 gijom siuvinėjama. Jeigu viskas 2 gijom siuvinėjama, laisvai galima keisti į Ivory arba Cream Eva, kurio turi daug. Na, mažiukas Elingą berods siuvinėjo. Arkliukai, nors sakiau, arkliukų daugiau nepirksiu, bet toks man mažas patiko. Bet jisai 14 Ivory Aida, jisai iš tikrųjų labai mažas yra. Jo dydis yra 18-13 cm. Spalvynas toks. Spalvų nedaug, kaip ir pats visas siuvinukas bus nedidelis. Taip, dizainas irgi 2006 metų. Vat. Arkliukai maži. Super toks. Ilgai galvota, ar tikrai noriu iš jo. Vat, to drugelio, nes man visą laiką atrodydavo, kad jis siuvinėti yra makalinė. tą makalinę tikrai sugalvojau, kad reik man užsisakyti, nes kaip Dimensions gražus daiktai nyksta. Bet 18 juoda Aida. Spalvos tokios, gražios, kaip ir tikėjausi. Štai. 15 metų rinkimo. Pats dizainas yra 11 metų ir dydis 15x15. Labai tokių apvalių neturiu. Aš bent jau, kad jie būtų iš tikrųjų rate. Tokių ratų neturiu, tik tai vainikai kiek yra, bet ir vainikai jie išeina iš kraštų ir tokio apibrėžto apvalaus kažko neturiu. Mat, tai man metalikas, goldas. Štai. Tai vat aš norėjau tokio, būtent. Sekantys žaisliukai. Vat ir sutikau paprastą Dimensions 16
šiais į mėlyną aidą. Štai tokie žaisliukai. Vat, į kompaniją dar tokį vat žaisliuką Hope. Nedidukas gražučiukas, spalvos tokios. Kad nemaršiu kameros. 10,9 cm šis, o šie yra dydis kaip ir neparašytas, nematau niekur. Vat, naujas 16 metų dizainas. Vat štai. Dydžio kaip ir nematau, aš nei vieno, kad būtų parašyta. Nu, ką darysi? Susirasim, yra filtras, štai. Viskas tvarkoja. Spalvos tokios gražios, pakankamai ryškios, per kamerą neatrodo. Na, taip, atrodantis dimensions. Aišku, jam kompanija Gold Collection pakuotė atrodo tokia sena, kaip seno to dimo, kaip ir mano vainiko, rožių vainiko atrodantis taip, kaip tas kaip vokas, kur kitoj pusėje užsilenkia tik tai ir celofaniniam įdėta schema medžiaga ir siūlai. Tokio būtent su to vainiku Gold Collection. Na štai, aišku, šie yra įspūdingi. Pats dizainas irgi 6 metų. 6 ornamentėliai. Bet pati medžiaga yra 38-33 cm. Nu tai maždaug dalinkite 6 ir dar palikite vietos apsiuvimui. Nu tai jie tikrai nėra dideli, bet su jais bus kas veikti. Mačiau atšaivus pas merginas. Na, labai gražu. Šiais metais tikrai nepadarysiu nei vieną. Nu, gal vieną, nežinau. Bet man prasideda darbų maratonai, tai gali ir neišeiti niekas. Štai tokios spalvos gražios. Yra baltas filcas. Nežinau tik tai, ar ta kordingo juostelė yra, bet greičiausiai aš rankinių nelupau. 16 metų pakavimas. Tik tai tiek, kad dabar aš pati juos apžiūriu kartu su jumis, nes neapžiūrinėjau per daug. Ir vat štai tokį grožį gavau. Na ir gavau aš iš Vladimiro, iš Ukrainos rukadėlkį kelis lukas. Tai aišku, tuos moliūgus, kurių net nežinau kada ir kaip siuvinėsiu, tačiau jų tikrai norėjau. Jiems pasirodžius, aš tikrai apie juos svaigstu. Mačiau, mergina jau siuvinėja juos. Svaigau, bet vieno rinkinio siūstis nenorėjau, todėl laukiau, kol pasirodys mano kitas norimas dizainas. Ir tada tik tai užsakinėjau. Taigi, labai jau čia traška. Pats dizainas yra 46,5-27 cm. Aišku, yra tas stalas. Tas stalas yra dizainas dar ir su serbentais, kad yra ir stalas. Tačiau aš pasirinkau serbentus be stalo, be lentynos, kas iš vis yra suolas gal koks. Aišku, kaipgi be kopūstinio drugelio ir kaip be to laumžirgio, bet pačiu rinkinio tuo viršeliu aš nusivyliau. Man atrodo neišdirbta. Man atrodo negražu, drugelis iš vis paskęsta ten. Štai. Nežinau. Nu, iš tikrųjų turėjo būti daugiau padirbėta. Spalvos gražios labai. Taigi 16 balta, ne balta, atsiprašau, kažkokia linos spalvos greičiausiai. Aidas spalvų, kaip visada Lukas mėgsta pridėti. Tuom išdirbimas jų atrodo kitoks yra ir geresnis, kadangi blendų nėra. Nu, man bieso kol kas nematau, nepažymėta, nebent kur nors slepiasi po etiketę. Spalvos gražios labai. Na, tik tai nuvylė tas pagrindinis. Laukiam atšyvą, kada turės viena iš mūsų panelių atšyvą. O jis jau yra pradėtas ir berods jau turime kažkokie gal. Na, žiūrėsim, kaip jisai atrodys. Na, kaip aš, kaip visą laiką, žalia. Tie lapai beveik visi vienodi iš tikrųjų pas juos.
Štai gražus toks. Toks paprikas gražus. Va. Na štai toks mano lukas. Sekantis lukas, tai vienas buvo irgi iš norimų, tačiau ne tas, kurio labai norėjau. Na štai šitas irgi yra 16 Aida, siuvinėsis 2 gijom, 23 spalvos. Čia dar pažiūrės, kiek moliukai spalvų turi. 42 moliukai turi spalvas. Štai 23 spalvos. Dydis 18,5, 20,5. Štai toks suikutis. Nu, grožis. Nežinau, greičiausiai irgi virs pagalvėlę. Vat štai. Dabar net neprisimenu, koks dizainas buvo, kur pagalvėlių ten tų pelėdžiukų norėjau. Vat. Reikės dar pasiknisti grupėje, pasižiūrėti. Tai Aliona Dabrinina dizainerė. Štai toks atsuikutis. Toks cecelelė viskas. Spalvos švelnios, gražios. Nu ką. Tos rožinės tiesiog nuostabios visos. Na, aišku, tik tai lukas ir parodo, kad turim 50 pilkų atspalvių, iš kurių tai gaunu. Tas ankoras. Jei kam įdomu, štai 2302. Ir štai tas mano labai norėtas. Aišku, čia matosi pilka spalva backside, bet yra mėlyna. Vat, spalvų 28. Tai eina Lugana. Greičiausiai kokią Lugana G28 greičiausiai. Vat. Nieko neparašyta daugiau, štai. Nieko neplėšiau, nieko nežiūrėjau. Čia greičiausiai irgi per 2, dizainas pats 40x40. Va, tai 23x22 pats siuvinys. Yra užtrauktukas. Bus ką veikti, mokyti siūti užtrauktuką. Spalvos tiesiog nuostabios, švelnios, gražios. Bet ir imsimės mes jo greitų laiku, nes aš jos labai norėjau, tai pagalvėlė yra labai super. Ir va štai tas rinkinys, kuris turėjo ateiti su moliūgais, kurio aš laukiu, nes nuolat rūkadelki buvo išparduota. Vat, kadangi išparduota, aš taip jo niekaip ir nenusipirkau nei moliūgų, nei šio. Na ir prieš atostogas, kodėlgi negalima. Štai taip atrodo mano rikinukai. Dar turiu gavusi keletą knygų. Bet, tačiau, aišku, mano štai pana likučiai keliauja į Lietuvą su Gamo. Na ir knygas kelias gavau, tačiau nežinau, ar aš jums rodžiau grupėse. Ir dabar, na štai, tokią knygą štai gavau. Patrauksim seneliokus, rinkinius. Štai tokia knyga. Na, čia yra visko iš tikrųjų. Drugeliai. Viskas. Daržovės. Tas visas pateikimas yra super techniniai dalykai. Na ir schemos. Iš tikrųjų labai daug piešinėlių tokių kaip ir nėra. Vien tik tai vat schemos prasideda. Štai tokia. Rožiai. Na ir daug iš tikrųjų čia yra visko. Žirniai ir česnakai. Vat ir šiaip visokie raguoliai, svogūnai. Na, yra gražių schemų, galima ką pasirinkti. Štai koks. Vat. Tai va tokią gavau. Ką dar gavau? Štai šią gavau. Na, čia aišku, kaip ir Ieva sakė, labai daug yra visokiausių pasakų veikėjų. Mergina mano jau išsirinko savo dizainą, kurio nori. Tačiau man taip, ne taip greitai viskas vyksta. Taip, einam puslapį
schemos kitam šyvai. Iš tikrųjų reikės dar ir pasidomėti, kas čia per pasakos ir iš tikrųjų siuvinėti ir kažką tokio dar pasako damai. Vakar pasakojo apie 3 paršiukus ir čia yra iš tikrųjų 3 paršiukai. Piktas vilkas, 3 paršiukus pasaka jau mintinai moka. Angliškai. Visą kelią, kol ėjom rinkinių pasiimti, pasaka man pasaka su paršiukais. Štai princesė ant žirnio. Tokie. Na, iš tikrųjų yra labai gražių schemučių. Tikrai galima ką pritaikyti, nebūtinai čia ir vaikams. Galima dėžutės, skrynelės, visą kitą dovanų. O štai 3 paršiukai. Būtent vienas iš šiaudų, kitas iš medžio, kitas iš plytų. Jau tikrai paršiukus tai gaus, kadangi jau pačią pirmą paską, kurią iš tikrųjų išmokusi pati. Tai kodėlgi ne, gali ir pabandyti siuvinėti. Na ir yra iš tikrųjų čia dar daug grožybių. Čia parodyti, kaip ką daryti. Išsiversti ir siuvinėti. Štai. Tokių visokių. Čia mano viena knyga. Štai. Ir viskas. Man atrodo, aš daugiau knygų kaip ir negavau. Na ir... Ne, daugiau knygų aš ir neturiu. Keletą gavau dar dovanėlių. Tačiau dovanėlis pasirodė ispanas. Na, štai dar vieną knygą iš tikrųjų, kur galiu parodyti prieš jų. Gavau aš ją gan senokai, tačiau pati knyga, jie man tokia štai dėžutė. Čia yra siūlų. Siūlai yra po 4 metrus. Nelapsim. Na štai taip atsidaro gražiai. Bet nusitraukia stalčius ir tokia visa knyga. Super. Ir čia yra 6 knygos. Taip. Čia net nežinau. Čia Amerika greičiausiai. Taip. O štai tokių mažyčių visokiausių yra Amerika. Štai patys piešti. Tokių nedidelių yra tam pritaikymui, tikrai galima rasti kur. Rusija. Matrioškos. Štai. Turėjau aš jas. Pačias lėlės labai gražu. Na ir Azija. Čia jau elingai mūsų labai patiktų. Štai yra tokio. 6 knygelės, neklystu. Gal ir daugiau. Ne, 6 knygelės. Štai. Skandinavai. Ir kalėdinė. Štai koinytės. Kažkas ieškojo, Margarita ieškojo. Štai. Yra dar viena ant žirnio. Tačiau ta Veronik gražesnė. Štai. Na tokios herbai, visa kita. Ir viduržemis. Na, gražios knygos, iš tikrųjų, vat, dėl tos pačios, iš tikrųjų, aš pirkau net ne dėl schemų šią dėžutę, pirkau dėl to, kaip jį visą atrodo. Man jį, kad ir stovint, gali būti ir nesiminėjama, tačiau atrodo nuostabiai. Darai, vyras, siūliukai. Aišku, jie po 4 metrus, nėra tiek daug, tačiau DMC. Tiesiai iš Prancūzijos. Štai. Tai pirkinių šiandien dieną iš tiek ir turbūt pasirodysiu tik tai su gautomis ar kalėdinėmis dovanomis ar kuom. Rodysiu tik tai su siuvinukais. Dar greičiausiai rytoj parodysiu jums savo baigtą tą persimoną hurmą.
ir tą cupcake, kurį siuvinėjau iš Aleksandros. Ir tai turbūt tik tiek šiandienai. Iki kitų pasimatymų, iki.